Sveiki, aš Asta Dudurytė ir tai yra tinklalaidė Važiuojam. Žodis važiuojam reiškia ne tik keliones automobiliais, traukiniais, autobusais. Bet taip pat žodis važiuojam reiškia išties labai daug. Ir režisierius, be pradedant mums laidą, sakė, na važiuojam, pradedam. Tai gali reikšti ir naujas pradžias, ir kelionę automobiliu, kaip tu Asta sakai, ir kelionę traukiniu, kuris yra pas mus ant stalo. Taip pat galime skristi lėktuvu ir tai lygiai taip pat reiškia, kad mes važiuosime, pašto siuntiniai taip pat keliauja. Tai apie susisiekimo sektorių, apie šią sritį mes ir pasikalbėsime ne tik per tą veiksmą važiavimo, bet ir per idėjas, kaip važiuojame mes per šias idėjas kartu su mūsų komanda. Taigi ir šį kartą kviečiu važiuoti kartu su mumis, o kartu su mumis mano kolega Lukas Paškevičius ir susisiekimo ministras Jūras Taminskas. Sveiki. Labą. Ministre, ar jau juntate tas kalėdines nuotaikas? Kokios jums šios žiemos šventės, kokios nuotaikos? Iš tikrųjų tai neturiu laiko pajusti kalėdinių nuotaikų. Vienintelis laikas, kada kažkiek pajutau, tai buvo šis savaitgalis, kai mažoji dukra paprašė, kad jau laikas turbūt tėti yra eglutę papuošti. Tai važiavom pirkti eglutę ir puošim. Tai net ir nespėjom dar papuošti savaitgalį. O žiema, gali turbūt kelininkai pasidžiaugti, kad nėra sniego daug, nors žadėjo, kad bus. Tai tačiau lauke temperatūra nedžiugina. Na ir žiema jau spėjo parodyti savo kaprizus ir pats lankėtės bendrovėje Kelių priežiūra. Tikrinote, pasiruošę kelininkai, ar vėl lauks kažkokių netikėtumų. Prieš tęsiant mūsų pokalbį, užsukime į Kelių priežiūrą ir pažiūrėkime, ar jį tikrai pasiruošusi. Druskas tikrai pakaks, bendrovė yra priėmusi pilno sandėlio strategiją, kad mes turim turėti pilnus sandėlius, tai šiai dieną turim 60 000 tonų, o vidutinis poreikis žiemai yra iki 100 000 tonų, tai kuomet mes išbarstom dalį druskas, užsipildom sandėlį vėl pakartotinai ir sandėliai būna užpildyti. Druska iš viso pasaulio, tai Egiptas, Marokas, dabar turim ir keliauja iš ES, tai druska iš skirtingų lokacijų. Akcinė bendrovė Kelių priežiūra yra atsakinga už 21 000 kilometrų, tai yra visas valstybinės reikšmės kelių tinklas ir pagal nustatytą Via Lietuvos standartą mes turim prižiūrėti, užtikrinti pagal tam tikrus lygius priežiūrą. Tai patys svarbiausi keliai, automagistralės, greitkeliai, keturių eismų juostų keliai yra prižiūrimi pirmų priežiūros lygių, tai yra 700 km, 24/7, kiaurą parą mes ten būdim. Ir esant tam tikroms sąlygom turim užtikrinti, kad būtų pravažiamumas ir nebūtų jokio slidumo. Šiame sandėlyje yra kitos labai svarbios žiemos priežiūros medžiagos, kuomet temperatūra nukrinta žemiau kaip 10 laipsnių, įprastinis natrio chloridas nebeveikia ir nebetirpdo ledą, tuomet turi būti pasitelkiamos kitos medžiagos, tokios kaip kalcio chloridas, magnio chloridas ir panaudojamos. Taip pat mes matom mūsų tirpalų ruošimo techniką, įrenginiai, kuomet supilamas natrio chloridas, druska, tiekiamas vanduo, permaišomas ir paskui sandėliuojamas šitose talpose tirpalas. Galiausiai užpildomi tokie mechanizmai, kurie važiuoja ir esant nedideliam šaltukui, nedideliai šarmai, mes naudojam tirpalą, tokiu būdu darom mažesnį poveikį aplinkai ir sutaupom resursus, tai yra natrio chloridą, druską. Sinoptikai labai svarbu, bet mes pasikliaujam realiais duomenimis, tai yra iš kelių oro sąlygų sistemų stotelių, kurių yra Lietuvoje daugiau kaip 150, tai vėlgi mūsų užsakovo Via Lietuvos stotelės, taip pat yra papildomos mūsų bendrovės diegiamos 50 vienetų, viso ta informacija, kokia yra reali situacija vietovėse 21 000 km valstybinės reikšmės kelių, mes turime informaciją ir viskas keliauja į kelių būklės informacinę sistemą, kur vertinant mūsų veiksmus, kiek mes bėriam druskos konkrečiuose ruožuose, kokios yra sinoptikų prognozės, kiek kritulių prognozuojama, kokias temperatūras ir ką mes turim iš kelių oro sąlygų stotelių, yra sprendiniai, kurie pasako, kad po 4 valandų šitas ruožas bus slidus, po 4 valandų ten bus apledėjęs ruožas. Ir mes imamės veiksmų, prevenciškai važiuojam ir atliekam darbus, beriam druską, jeigu jau yra sniegas, jį valom, kad nesusiformuotų tas slidumas ir būtų užtikrintas pagal kelių priežiūros
lygius nustatytas būklė. Čia mes iš karto galime matyti, kas jau yra nuveikta. Jau iš tų 60 turimų tonų druskos yra išbarstyta beveik... Daugiau nei 5 tonos, beveik 6 tonos ir tai prilygsta 145 geležinkelio vagonams. Iš tikrųjų, stulbinantis skaičiai, matome, kiek daug tirpalo yra panaudota, kiek daug tūkstančių kilometrų nuvažiuota. Ministrė sako, pusė sandėlio druskos jau yra išbarstyta, ar užteks dar? O žiemos buvo tik daug? tiek. Ir kaip meteorologai sako, žiema laukia iš tikrųjų tokia nuožmi ir snieginga. Kaip Jūs galvojat, susitvarkysim? Žiemos tiek buvo, kiek mes matėm, to žiemos pajutėm, nes žiema mums tai yra sniegas. Sniego nematom, tai vertinam, kad žiemos nebuvo. Iš tikrųjų, kelininkai dirba 24/7 ir oro temperatūra, lietus, visą tai formuoja ir plikledį, todėl yra ir barstoma, ir dieną, ir naktį, užtikrinama ir prevenciškai, kas visą laiką pabrėžiama. Tai tas darbas nematomas yra. Labiausiai matomas kelininkų darbas, kai jie nuvalo sniegą. Kai jie sniego nevalo, tas darbas tarsi nematomas, tarsi jie nedirba, iš tikrųjų skaičiais, bet patys vairuotojai turi įsivertinti ir pamatyti, ar kelias iš tikro slidus. Tai kiek aš važinėjau, kiek atsiliepimų girdžiu, tai keliai yra pabarstyti ir kiek įmanoma labiau užtikrinama, kad nebūtų plikledžio ar kitų aplinkybių, kurios lemtų avarijas. O kiek, ministrai, yra tiesa, kad kitais metais dar geriau rūpinsimės keliais Lietuvoje, ypač tada, kai bus žiema, nes čia teko nugirsti, kad turėsime daugiau automobilių? Tai iš tikrųjų kelių priežiūra investuoja į autoparko atnaujinimą, tai yra tiek skaičių automobilių didina, nes yra, kaip žinom, virš 21 000 kilometrų valstybinės reikšmės kelių, kuriuos reikia prižiūrėti, tiek atnaujina amžiumi ir technologiškai naujesnė įranga taiko, nes kuo įranga yra naujesnė, kuo įranga technologiškai pažangesnė, tuo galima užtikrinti kokybiškesnę kelių priežiūrą. Tai yra ir mažiau išbarstyti druskos ar druskos tirpalo, tiek efektyvesnė ta priežiūra tampa, tiek kokybė, kai yra efektyvesnė, tą pajaučia dėl saugumo ir patys vairuotojai. Tai nuolatinė nepertrūkstama investicija yra ir į technologinį potencialą, kad iš vienos pusės pažiūrėjus kainuoja pinigus investuoti į technologijas, į atsinaujinimą, iš tos pusės mes taupom tuo pačiu lėšas ir druskos tirpalui, bet kas yra svarbiausia, tai ne piniguose esmė. Svarbiausia yra žmonių sveikata ir gyvybė. Mes užtikrinam keliuose, kad ne dėl kelių slidumų įvyktų autoavarijos. Tai va čia yra esminis dalykas. Bendrovės kelių priežiūro vadovas užsiminė, kad prižiūrėti kelius jiems padeda dirbtinis intelektas. Jūs pradėjęs savo ministro darbą pasakėte, kad vienas iš pagrindinių jūsų darbų bus būtent dirbtinio intelekto įrankių diegimas susisiekimo sektoriuje. Ką jūs turėjote omeny? To žingsnius jau pradėjom, tai žingsniai yra žengti pirmieji, pavasarį turėsime tokį realesnį, apčiuopiamesnį rezultatą, tai visose įmonėse, susisiekimo ministerijos valdomos įmonėse yra peržiūrimi visi procesai, peržiūrima kokias paslaugas teikia įmonės. Ir dirbtinis intelektas atitinkamai bus pritaikomi sprendiniai dirbtiniam intelektui tiek įmonės viduj, tiek į paslaugų sektorių. Tai dirbtinis intelektas skaičiuotų, vertintų, modeliuotų eismo intensyvumą, modeliuotų oro uostuose, autobusų stotyse, kuomet daugiau yra keleivių, kaip paskirstyti srautus ir taip toliau, ir taip toliau. Labai daug tų būdų ir galimybių, kur pritaikyti. Ir įmonės dabar daro vertinimus, įsivertina, kur jos galėtų būtent pritaikyti dirbtinį intelektą. Mes jau tą pirmą pratimą padarėm, jos grįž su atsakymais, tada su ekspertais, profesionalais konsultuosimės ir pavasarį kitų metų turėsim pirminius rezultatus, kuriuose dalyse galim pradėti diegti dirbtinį intelektą. O pati vizija yra perspektyvoje, nežinau, kiek man tai jau teks, čia yra ne 1 metų darbas, tai kad visų įmonių, visas veiklas sujungti vieną dirbtinio intelekto modulį ir paspartintų veiklų įgyvendimą, tai užtikrintų resursų taupimą ir kokybę pakeltų į kitą lygį.
O kas iš to kiekvienam Lietuvos gyventojui? Nes, na, atrodo, skamba labai gražiai dirbtinis intelektas, bet ką mes kiekvienas gausime iš to? Pats paprasčiausias pavyzdys tai valdymas srautų keleivių stotyse oro uostuose, kelių, šitas pavyzdys, kur pristatyta buvo kelių priežiūros dirbtinio intelekto pagalba, modeliuojama, skaičiuojama, kur reikia berti druską, nuvalyti kelią, prevenciškai tai padaryti, tai vairuotojai pajaučia, kad kelias neslidus, neapledėjęs ir sniegas nuvalytas. Lygiai taip pat maršrutų modeliavimas, peržiūrėti tvarkaraščius, traukinių, autobusų tvarkaraščius. Tai yra tas vėlgi nematomas darbas, kuris atliekamas, o jau rezultatą, patogumą pajaučia vartotojas. Praėjusią savaitę lankėtės Briuselyje, ministrų taryba, vyko daug svarbių klausimų, buvo nuspręsta, apie juos gal kitą kartą pasikalbėsim, bet čia šių dienų aktualijos ir šių mėnesių turbūt aktualijos, grįžot lėktuvu kaip ir kiekvienas keleivis. Aš grįžęs girdėjau, kad tikrai lietuviai labai džiaugiasi ir sakė, šiandien be balionų, pagaliau, ar atskrisim ar neatskrisim, visi labai džiaugiasi, sklandžiai grįžot pats. Pavyko sklandžiai grįžti, aš tikrai negalvojau, nemaščiau, kad ar grįšiu, negrįšiu, kada grįšiu, sutrikdys balionais, aš tiesiog ėjau oro uostą, skridau ir jau kai bus, tai bus. Taip, tai yra kiekvieno mūsų iššūkis ir nauja realybė. Pagrindinis mano darbas, fokuso šioj daly dėl meteorologinių balionų naudojimo kontrabandai ir tos hibridinės atakos pasitelkiant tos balionus vykdymo prieš Lietuvą, tai yra, kad Vilniaus oro uostas iš tikrųjų nebebūtų uždaromas. Yra peržiūrėta aibė algoritmų, perdėliota aibė procesų. Tačiau reikia vieną suprasti, kad yra dvi dedamosios. Tai viena, kol tie balionai atskris iki zonos, kur yra pavojinga lėktuvam, besileidžiantiem ir bekylantiem, tai tol teks riboti oro uosto veiklą. Antra dedamoji yra peržiūrėjus ir toliau peržiūrint, dėliojant algoritmus, procedūras visas, tai kaip įmanoma labiau pristaikyti prie šios realybės, kad oro uosto iš tikrųjų neuždarinėti ir tiek laiko neuždaryti. Taip matom, kad yra trumpiau uždaromas oro uostas, taip turėjom atitinkamą krizę prieš 2 savaitės, savaitgalį, kai buvo net 11 valandų uždarytas oro uostas, irgi vertinom, kas kaip galėtų būti kitaip, bet yra tam tikrų aplinkybių, kur tu ką darysi, vis tiek teks uždaryti, nes jeigu pavojingoje zonoje iš oro uosto yra keliasdešimt balionų, tai mes patys suprantam, kad jau čia jokie procesai ir algoritmai nebepadės. Ir šiai dienai galim, jeigu tai pažiūrėti nuosekliai, kad pirmos savaitės tikrai buvo krizinės, dabar ta situacija ženkliai yra pagerėjusi dėl oro uosto darbo, tačiau tai jokių būdų nereiškia, kad mes turime džiaugtis, mes turime nuleisti rankas ir toliau nieko nedaryti, nes ir 10 minučių sutrikdytas skrydis, 10 minučių atidėtas skrydis, jisai sukelia nepatogumą keliautojui. Kiekvienas atvykęs oro uostą, jis labiausiai, ko nori kuo greičiau patekti lėktuvą ir išskristi savo paskirties tašką. Ir tas, kai tenka laukti, kad ir 10 minučių, aš jau nekalbu apie kelias valandas, savaime suprantama, kad tai yra labai nesmagu, tai kelia erzelį, tai kelia pasipiktinimą ir ką aš sakysiu, tai tikrai nenubrauks tos emocijos, kurią žmonės patiria. Taip, saugumas, mes tai galim daug kartų kartot, mes tai ir kartosim, mes tai ir darom, mes tai ir užtikrinam, tačiau lygiai taip pat suprantam, ką jaučia žmonės, todėl kiekvieną dieną yra dirbama, net ne kiekvieną dieną, realiai 24/7 dirbama. Aš labai džiaugiuosi, jeigu yra savaitgalį bent viena diena, kai nepradeda pas mane plaukti telefonų žinios, kad jau pasirodė balionai, kad jau gali tekti uždaryti oro uostą, tai praktiškai gyvenu balionų ritmu. Ir tas džiaugsmas, kai tu eidavai parduotuvę ir miestą ir matydavai balionus, jisai pranykęs yra, nes balionas jau tampa kaip prakeiksmas man ir susisiekimo visam sektoriui. Tai aš labai viliuosi, kad artimiausiam dienom ir juolab šventėm pavyks išvengti šių nepatogumų ir galėsime džiaugtis balionais kaip šventės atributo, o ne balionais, kurie mums kelia prakeiksmą pagalvojus apie skrydį ar apie balioną.
7 milijonai. Apie tokius rekordus kalba Lietuvos oro uostai. Tiek keleivių pavyko aptarnauti. Ministre, ar įsivaizduojat, ar įmanomi tokie dalykai ir civilinės aviacijos sauga, ir Vilniaus oro uosto patrauklumas, ir investicijos? Ar nekis tie skaičiai, 7 milijonai per šitos balionus ir visas atakas, kurias patiriam? Tai yra sudėtingas darbas, sudėtinga situacija ir kompleksinė. Taip, tai yra ir vežėjai, oro vežėjai, aviakompanijos, kurios skraidina, jų požiūris, keleiviai, kurie renkasi Vilnių, atvykti į Vilnių ir šventinių laikotarpių, turistai. Tai yra ir sauga, ir oro uosto plėtra, ir valstybės prestižas, vizitinė kortelė. Šiai dienai visą tai suderinom. Ir saugą užtikrinom, ir su vežėjais nuolatinis kontaktas yra, jie supranta situaciją, jie toliau sėkmingai vykdo veiklą, įvairių sprendimai ieškomi, kaip palengvinti vežėjų dalę. Labai vylėmės, kad ta situacija gerės ir oro uosto veiklos nebeteks stabdyti arba 10 minučių stabdyti, kas irgi, ką prieš tai sakiau, taip pat skauda. Tačiau anksčiau ir vėliau pasibaigė viskas. Taip? Iš šitos visos situacijos mes išeisim iš tikrųjų ženkliai sustiprę, mes turėdami kitus algoritmus, mes turėdami kitą bendradarbiavimą tarp institucijų, mes suvokdami ir realiai patyrę, ką reiškia hibridinė ataka iš rytų, tai nebėra vien tik tai mokslininkų, politologų, sociologų ir kitų ekspertų mintis ir straipsniai, tai yra realybė. Su ta realybė susiduria tiek gyventojai, tiek įstaigos, institucijos ir iš jos išmoksta pamokas. Ir tas pamokas, skaudžios pamokas, bet iš jų išmokom, mes prisitaikėm, mes atitinkamai reaguojam ir taip sukuriam atsparumą. Tai tas atsparumas ir yra tarp institucinis bendradarbiavimas, supratimas, kad vieną dieną gali vėl nutikti panašios aplinkybės ir užtikrinam saugumą ir toliau užtikrinam saugumą ir visą tai mato ir aviakompanijos, su jom irgi yra kalbama ir jos tą supranta ir dėl to yra iš tikro dėkingos. Ir nuoširdžiai vylėmės, kad paskutinius padarius žingsnius oro uostas nebus uždaromas arba labai trumpai, aš viliuosi, kad nebebus uždaromas ir mes galėsim iš šitos situacijos tik išmokę ir sustiprėję, nebent popieriaus sudėlioja algoritmus, o realiai gyvenime tai pajutę. Ir tai ir yra atsparumas. Atsparumas prieš hibridinės grėsmės, atsparumas prieš, jeigu būtų diena X, realus gyvenimas, kuomet mes realiai pajautėm, ką tai reiškia, realiai išmokom prie to, iš tos situacijos išmokom išeiti, pritaikę visą savo ir infrastruktūrą, ir bendradarbiavimą tarp institucijų, nes tarp institucijų toks yra skambus pasakymas bendradarbiavimas, bet institucijos tai yra žmonės. Tai būtent žmonių tarpusavio darbuotojų supratimas ir komunikavimas skirtingų įstaigų, priklausančių skirtingom ministerijom, ir susisiekimo ministerijos, ir krašto apsaugos ministerijos, ir vidaus reikalų ministerijos, tai yra oro uostai, oro navigacija, karinės oro pajėgos, viešo saugumo tarnyba, valstybinės sienos apsaugos tarnyba valstybės. Tai jos visos ir tie žmonės, kitas santykis, kitas supratimas, kita komunikacija, kitas požiūris į tas grėsmės ir tas realybės suvokimas atsiradęs. Ačiū ministrė už pokalbį. Ant stalo pas mus dar ir senasis traukinys stovi, turim ką aptarti kitą kartą ir už jūsų nugaros lėktuvėlis, ekrane laivelis, taigi sričių labai daug. Tikiuosi, kad susitiksim po naujų metų, kai jau pakalbinsim kitus jūsų komandos narius dar iki naujų metų ir tada pasikalbėsim visom kitom likusiom aktualijom ir ne tik. Tai ačiū turbūt už pokalbį. Ką galėtumėt palinkėti mūsų žiūrintiems, skaitantiems švenčių progą? Saugių skrydžių.
Tai visiems saugių skrydžių, gražių švenčių, susitiksime dar ne kartą ir kalbėsimės su kitais ministro politinės komandos nariais.